Mūsų grupės įmonių darbuotojai mūsų vidinėje apklausoje išskyrė krašto gynybą kaip prioritetą. Todėl mes ieškojame įvairiausių galimybių, kaip galim prisidėti prie mūsų krašto gynybos. Tikimės ir pasitikim iš tikrųjų Lietuvos kariuomenę, pasitikim Lietuvos krašto gynybą, bet mums kilo įdomi idėja pagaminti drakono dantis. Tai yra tam tikrus inžinerinius gaminius, kuriuos naudosime Lietuvos gynybai, jeigu to prireiktų. Mes tikimės, kad šita mūsų iniciatyva labiau atkreips dėmesį kitų Lietuvos įmonių į Lietuvos krašto gynybą ir taps puikiai iniciatyva. Ką norime pabrėžti, kad be mūsų niekas mūsų neapgins. Tik tai mūsų geri norai, iniciatyva, geri darbai ir realus darbas padės Lietuvai apsiginti. Drakono dantis tai iš gelžbetonio pagamintas tetraedro formos gaminys. Drakono dantis atvežami į vietą, išdėliojami bei surišami lynais. Taip jie veikia kaip vienas elementas, saugodami ir apribojami karinės technikos judėjimą, kad jie yra mobilūs ir bet kada gali būti dislokuoti kitoje vietoje. Mūsų patirtis gaminant gelžbetonio ir metalo gaminius leido gaminti drakono dantis labai greitai ir efektyviai. Mes juos pagaminome iš stipresnio ir geresnio betono, įsivertinome mūsų gamybos tempą ir greitį, todėl šitie gaminiai yra geri, tvirti, taisyklingi. Šitas mūsų žingsnis yra kryptis to, ką mes darome. Mes statydami Lietuvoje infrastruktūrą, tiltus, statome juos ne tik visuomenė, mes statome juos ateičiai. Mūsų tikslas yra rūpintis Lietuvos ateitim, Lietuvos gerovę ir tai yra mums svarbu.